Esu Karolina Skučaitė iš Kretingos ir studijuoju Greenwich Universitete Londone ir studijuoju verslą ir finansus. Tiesa, iš pradžių galvojau studijuoti Danijai, bet persigalvojau dėl to, kad bijojau kitos kalbos, tai sugalvojau Angliją. Bet iš pradžių jau nuo pat 11 klasės buvau pasiryžus, kad tiesiai į užsienį, kažko įdomesnio, kažko kitokio negu Lietuvoje. Jau buvau biškį atsibodęs. Tikėjausi, kad labai bus toks užimtas miestas, daug žmonių, visko labai daug ir visą laiką norėjau gyventi didmiestį. Išlipau iš lėktuvo, jaučiausi kaip Lietuvoje išlipus. Išėjau į gatves, per daug didelio skirtumo nepasimatė ir kažkaip labai daug lietuvių nesusidarė toks didelis įspūdis, kad esu labai toli nuo tėvynės. Bet kuo toliau pradėjau būti ten, tuo labiau pradėjau pasilgti savo šeimos, tada jau pradėjau justi tą skirtumą tarp Lietuvos ir Anglijos. Šiaip didžiausias skirtumas yra man malonumas, kad aš gyvenu didmiesty, yra daug žmonių ir visi daro tai, ką nori. Jie gyvena savo gyvenimus ir niekam neįdomu, kaip tu gyveni savo, jie gyvena savo, tu gyveni savo. Ir tiek. Pirmiausia, ką norėjau pamatyti muziejus, nes visi sakė, kad yra nemokamai, tai yra pats geriausias dalykas ir nueini ir pamatai kažką įdomesnio. Tai labiausiai buvo patikęs istorijos muziejus ir šiaip antrą ką aplankiau, tai visus Big Benus, London Eye ir taip toliau ir viskas iš tikrųjų sužavėjo. Tiesą pasakius, patirtis būtų didžiausia mano darbas, kadangi nuo darbo paaukštinimo labai daug įgavau tam darbe savybių, kuriomis dabar didžiuojasi. Labai džiaugiuosi, kad gavau organizavimo įgūdžių, visokių tokių dalykų, kaip viską aplamai išmokau gyventi savarankiškai ir kažkaip prie to pripratau, nebereikia tėvų pagalbos, nebereikia nieko. Kalbos barjeras buvo sunku gal pirmus 3 mėnesius. Jo, tiksliai pirmus 3 mėnesius. Buvo iš tikrųjų labai keista. Stengiasi tiesiog gaudyti žodžius, kažkurio nesupranti, tai jau paskui galvoju, ką galėtų tas reikšti. Dabar jau net neverti nieko į lietuvių kalbą, taip tiesiog girdi ir taip jau žinai atsakymą, ką atsakyti. Kai pereini tą barjerą, yra žymiai lengviau ir su draugais susibendrauti ir susirasti jų taip toliau. Jo atsirado drąsumas, savarankiškumas ir galbūt tapau labiau planuotoja tokia, kad susiplanuoji dalykus, ką tu turi pasidaryti, tarkim, per ateinantį laiką, pasidarai su periodu ir pasidarai. Jeigu nepasidarai, jau toks kaip ir nusivylimas, kad tu pasidarai, jau privalai tą dieną būtent atlikti kažką tokio. Tiesiog, kaip anksčiau gyvename ir tai būdavo, nesvarbu. Kaip mano mama sakė klausimą, sako, kai tu čia grįžti, tu jauties, kad čia yra tavo namai, ar jau ten yra tavo namai? Pats baisiausias klausimas. Pats baisiausias klausimas, kurį aš visą sakau, čia yra mano namai, bet kuo toliau tu klausinėjai, tuo labiau kažkaip pradėjai galvoti apie tai ir iš tikrųjų. Bet visą laiką kažkaip čia buvo tie mano namai, kad aš čia grįžtu ir man čia viskas yra taip čiki. Ir visą laiką labai pasiilgsti šeimos, labiausiai sesės ir brolio, kažkaip labai artimi santykiai būna. Ir aplamai taip norisi to šeimos ir viskas. Būtų aišku, vienintelis turbūt didžiausias minusas mano nemokytas, tai kad tu negali grįžti savaitgalį pas savo šeimą ir pabendrauti ar kažką, bet ką žmonės besimokantis Vilniuje turėtų labai vertinti iš tikrųjų. Jeigu tu dabar galėtum duoti patarimą savo 12-okiai, kuri išvažiuoja į Angliją, tai ką tu pasakytum? Nebijoti išmėginti visko, ką duoda gyvenimas. Tai yra vienintelis dalykas, ką turi daryti, ypatingai kai esi jaunas. Nes tu gali atvažiuoti, tu gali pabandyti, nepavyks, galės kažką kitką daryti. Tai bent jau žinosi, nes gyvenimas šiaip jau trumpas.